Sveiki, mėlyjei, čia ir vėl aš, Laura Dabulytė ir laida Lietuva sveiksta. Žinau, kad kartais gali atrodyti, kas čia per oksimoroną sveiksta, taigi mes visi kažkada susirgsime, bet tikiu, kad jeigu laiku ir vietoj tikrinsimės, jeigu laiku ir vietoj surasime, tai kaipgi ilgiau išlaikyti sveikatą, save sveiką, tuo geriau bus. Ir čia šiandien kalbėsiu apie tarsi vyrų ligą. Marius Anglickis čia pas mane, urologas. Ir pamenu pirmą kartą su Marium, kai kalbėjom vidury vaistinės, Marius gal net neprisimena. Ir aš atsimenu, sakau, bet jūs toks vyrų gydytojas. Sakau, ne, ir moterų. Mariu, taip ir yra. Be abejo. Visiškai. Šiandien Marius sako, tai kalbam čia, nežinau, valandas galima apie tai kalbėti, nes temų, kurios susijęs su urologija, yra tiek daug, kad galėtumėm išsitęsti. Mano noras šiandien Marių pačiupti trumpam, kad jūs atrastumėt jį kaip žmogų, kuris taip įdomiai kalba ir tiek gerų patarimų duoda. Jūs tikrai atrasit labai daug informacijos su juo, bet šiandien noriu tų tokių kertinių dalykų pasakymo, tai kaip man būti sveikesniu temose, kurios vis dar yra be galo tabu. Tai dar kartą, Mariau, ačiū, kad esi čia. Mes pradėjom pokalbį nuo to, kad ką daryti, jeigu staiga pamatai kito žmogaus, nežinau, jeigu pamatai, kad šlapime yra kraujo. Kas tai galėtų būti per indikatorius ir kas to daryti? Kaip mes tokie mandagūs visuomenėje, čia ne mano, neturėtumėm tokie būti ir priešingai, matyti imtis veiksmų. Tai Laura, aišku, pirmiausia, ačiū, kad pakvietėte ir dabar, aišku, aš jausiu didžiulį spaudimą ir įtampą. Bet taip, urologai dirba tiek su moterim, tiek su vyrais ir dauguma pacientų yra vyrai. O vyrai yra pakankamai specifiškas ir įdomus kontingentas, nes, puikiai žinot, kad tikras vyras niekada neklausia kelio, tikras vyras niekada nenešioja kepurę žiemą ir tikras vyras niekada neserga. Vyrai serga ir serga dažnai ir netgi sunkiau ir dažniau nei moteris serga. Ir kas didžiausia problema, pas vyrus yra daug tabų. Ir vienas didžiausių ir sunkiausių yra pasakyti, kad man kažkas yra negerai, man reikia pagalbos. Ir kartais tie vyrai nedrįsta ieškoti tos pagalbos, tai jeigu kartais pastebi kažką, tai būtų galima pradėti tą kalbą ir kažkaip užvesti tą vyrą ant kelio ir paskatinti, ieškoti, eiti pagalbos. Nes, pavyzdys, praeitą savaitę atėjo vyrukas, jaunas vyrukas 25 metų, sėklidės vėžys su metastazėm. Ta sėklidė jam didėjo metus, jisai niekur nesikreipė, nes jis bijojo, jam buvo gėda, jam buvo kažkoks tai tabu. Ir prieš metus ar 100% jis būtų išgyvenęs. Dabar klausimas, kaip jo likimas susiklostys, nes jis uždėlstė ir nesikreipė pas gydytojus laiku. Tai ką reikia ten užčiuopti ir kada sakyti viskas? Ir kas užčiuopti turi? Ar pats vyras, ar nežinau, partneris šalia esantis? Kas yra tas toksai, nes aš suprantu, kad sėklidžių vėžys, urologiniai dalykai, jie duoda apie save žinoti. Sakau, duoda taip netaisyklingai, nes kažkokią išraišką mes matom. Turim begalę daug vėžių, kurie labai ilgai tūno, nesirodo ir jau tada turim tam tikrą fazę. O kaip yra su urologija? Tai žiūrint kas, tai pavyzdžiui, pas jį sėklidė buvo krepšinio kamuolio dydžio. Tai faktas, kad kažkas didžiulė išdidžėjusi sėklidė ir jisai nedrįso. Kaip škotai su sijonu? Be abejo, bet tų problemų yra daugybė ir kas blogiausia, vėlgi dauguma tų problemų yra nurašoma kažkam kitam. Pavyzdžiui, šiai dienai yra didžiulė problema per žemas testosterono lygis ir daugybė vyrų ta žemas testosterono lygis yra nurašomas perdegimui, kažkokiam depresijai, dar kažkam. Ir kažkaip netyčia ateina pas mane, pas kitą kolegą, padarai testosterono lygis, jo testosterono lygis yra kritiškai žemas. Kiek yra žemas? Žemas tai yra mažiau, labai subjektyvu, vieniem yra mažiau, kitiem daugiau yra, bet jeigu tai yra mažiau nei 12 nanomolių litre, tai yra problema. Ir čia vėlgi geras yra klausimas, yra didžiulė problema, nes daug vyrų pasidaro testosteroną ir ten normos būna dažnai nuo 6, ten pavyzdžiui iki 30. Taip. Ir dažnai apsigauna ir tada kalbi, žinai, su pacientu, pasidariau testosteroną, mano testosteronas normalus. Tai sakai, parodyk. Taip. O tenais parodo, žinai, 8.
Ir jis tragiškai mažas. Ir faktas, kad jo problema sukėlė tas, per žemas testosteronas, libido problemos, erekcijos, nuotaikos toka, nutukimas, daugybė kitų problemų. O kodėl vyrams darosi testosteroną? Kodėl jisai gyvenu gyvenimą? Dauguma netyčia pasidaro, dauguma patys susimasto, nes jie yra išsekę, jie yra pavargę. Ir kas įdomiausia, pakėlus tų vyrų testosteroną, jų gyvenimas kardinaliai pasikeičia. Ateina kartais po pusmečio, po metų, sako, daktarė, aš negalvoju, kad taip galima džiaugtis gyvenimu, kad jis gali būti toks spalvingas. O, geras. Bet čia, aš savo nuovargį, nutukimą, erekcijos sutrikimus, aš pradedu ieškoti, kas man negerai. Teisingai? Be abejo. Reikia, visą laiką reikia ieškoti. Nes, kaip ir kalbėjom prieš laidą, tas pats erekcijos sutrikimas, tai yra, aš dažnai sakau, kad erekcijos sutrikimai yra vienas iš 4 apokalipsės raitelių. Nes visi tyrimai rodo, kad jeigu tau sutriko erekcija, 50% per 5 metus tau padidėja insultų, infarktų ir daugybės kitų ligų rizika, nes varpai yra pačios smulkiausios kraujagyslės ir dėl slaus gyvenimo būdo, dėl žemo testosterono, dėl daugybės priežasčių tos kraujagyslės kemšasi. Ir jeigu nieko nedarai, sekantis žingsnis yra širdies kraujagyslės, smegenų kraujagyslės. Ir vyrai vėlgi šitoj vietoje, aišku, džiugu, kad šiai dienai pasaulis keičiasi ir ypatingai jauni vyrai nebebijo apie tai kalbėti, bet vyresni vyrai, jiems tai yra didžiulis tabu. Jie tas problemas slepia nuo savo šeimos daktaro, nuo savo žmonos, jie pradeda vengti lytinių santykių. Taip. Tada žmona sako, ką tu susiradai kitą draugę, kitą moterį, aš to nebepatraukli, prasideda įvairios problemos. Taip, ratas užsidaro. Jo, ir kas liūdniausia, tai ne tik pacientai, dauguma pacientų bijo kalbėti apie tai, jiems vėlgi yra tabu, nes, kaip taisyklė, ateina pacientas į mano kabinetą ir aš visą laiką turiu standartinius klausimus, kuriuos paklausiu. Ir dažniausiai būna taip, daktarė, man viskas tvarkoja, aš tik tais noriu pasitikrinti sveikatą, bet tada klausiu, kaip tavo šlapimo srovė. Šlapimo srovė bloga, naktį dažnai keliasi, kaip tavo erekcija. Apie šitą irgi norėjau pakalbėti, nors prieš tai jisai sakė, kad man viskas tvarkoja. Ar visi tokie daktarai kaip jūs? Tai mano buvo sekanti mintis yra ta, kad tyrimai rodo, kad netgi gydytojai bijo ir gėdėsi kalbėti apie ypatingai erekcijos sutrikimus. Ir čia vėlgi, vienas iš paradoksų, kodėl šeimos gydytojai nėra gėda paklausti, kokia yra jūsų šlapimo spalva, kokia yra jūsų išmatos spalva. Bet tik 10% geriausiu atveju šeimos gydytojų klausia apie erekcijos problemas ir 30–50% priklausomai nuo tyrimų urologų su pacientais apie tai kalba. Taip, bet įsivaizduokit, iš viso, tai dar Vilniuje, tai dar turiu šansą, kad nesusitiksiu to gydytojo, kad su Marium nepasimatysiu kino pavasaryje, nepamatysiu Vingio parke bėgiojančio, bet jeigu aš esu mažesnėme mieste, ir aš parduotuvėje prasilenkiu, miesto šventėse prasilenkiu, aš visai nenoriu, kad tas mano gydytojas žinotų, kad aš turiu erekcijos problemų. Kaip tas yra, čia viskas yra, ar ne, to tokio mano etiketo tarsi ir mano pasitikėjimo klausimas. Ar yra kažkoks sprendimas, kurio nežinau, siūlot imtis? Ne, tai, reikia tikrinti sveikatą, nori, nenori, nes mes... Vėlgi, aš apie tai dažnai kalbu, mes mašiną savo priverstinai varom kas 2 metus techninės apžiūros ir ką tai reiškia, kad valstybei mūsų mašinos sveikata yra svarbesnė nei kad mūsų, o pacientai gali 20–30 metų neteiti pas gydytoją ir didžiuojasi tuo. Bet vėlgi, kokia problema yra pasirodyti pas gydytoją, pakalbėti, pas mane kreipiasi daugybė draugų, daugybė pažįstamų ir nereiškia, kad mes, tenais kažkur gerdami alų ar arbatą kalbėsim apie erekcijos sutrikimus. Tai, o jau gerai su erekcija, jau testosteroną pasididinai. Užsidaro duris ir tu viską pamiršti ir tu gyveni tolimesnį gyvenimą. Tai yra 2 gyvenimai. Kita vertus, aš įsivaizduoju, kad pats žmogus pradeda visai kitaip galvoti ir jam net ir normaliam gyvenime ateiti ir paklausti, o žiūrėk, tam tikrai maisto papildai man pradėjo tikti ir jis pats supranta, kad yra tai jo gero gyvenimo pasekmė. Galėti apie tai kalbėti. Be abejo. Dabar apie amžių. Tai kada atsitinka amžius, kai jau normalu, kad erekcijos nėra? Žiūrėkit taip, sveikas žmogus yra tik blogai ištirtas pacientas ir jokių būdų nereiškia, kad tu esi jaunas, gražus ir tu gali nesukti galvos ir gali... Tai, pavyzdžiui, aš sėklidės vėžiu esu jau per senas, ryškiai per senas. Piklas sėklidžio vėžių yra 20–25 metai. Vėžio? Be abejo, sėklidės vėžių. Ir mano žmona chemoterapeutė, tai dauguma pacienčių yra jaunos, sergančios išplitusių krūties vėžių, išplitusių gimdos kaklelio vėžių ir jos galvoja, kad man čia viskas tvarkoja ir man tikrai vėžio negali būti. Ir čia didžiausia problema, kad žmonės apsigauna.
Taigi, na, reguliariai reikia tikrintis pas gydytus, darytis techninės apžiūras. Bet ar reguliariai, nes anksčiau kalbėdavom, kad 40 plus ir tu tada reguliarumą bent kartą per metus įsivedi. Ar dabar tas reguliarumas, net jeigu man nieko neskauda, jeigu man, nežinau, gerai dirbo, puikiai kaitalioju savo darbovietės, ar ne, viską tarsi veikiu, aktyviai gyvenu, ar irgi reikia eiti tikrintis? Sugaiši 10 minučių ir geriau nueiti 200 kartų be reikalo, ne vieną kartą nenueiti. Na ir vėlgi, kalbant apie erekcijos sutrikimus, kas ir buvo klausimas, aš nuklydau kažkur į lankas. Tai dauguma gydytojų, mano kolegų, erekcijos sutrikimus jaunuoliam 30-40 metų, 40 nebe jaunuolis, čia subjektyvu, bet nurašo psichologijai. Bet vėlgi, dauguma tų vyrų ateina, padarai tyrimus ir paaiškėja, kad jų testosteronas kritiškai žemas, kad jam yra sėklidės vėžys, kad jam yra skyliukės kažkokios problemos, kad jam yra smegenų vėžys, kaip ir vienas iš pavyzdžių. Tai daugybė tų pacientų. Jeigu turi vieną ar kitą problemą, tai visą laiką nebijo, kad ir, drąsus žmogus yra ne tas, kuris nieko nebijo, drąsus žmogus yra tas, kuris įveikia savo baimės. Tai nueik pas gydytoją, pasikonsultuok ir rasi tą sprendimą visą laiką. Mariau, tik su tavimi apie tai galiu kalbėti. Yra mitai, kad jūs ten labai negražiai elgiatės su tais pacientais. Galit patikslinti kaip? Nes jums atrodo tiesiog daro darbą. Tarsi, ar galim vos pakalbėti apie tai, kad medicina tikrai labai sparčiai šuoliuoja pirmin? Ar yra kažkokia nemaloni procedūra, dėl kurios vyrai dažniausiai neateina tikrintis? Ar galim pakalbėti, kaip vyksta tyrimai? Testosteronas tai čia yra kraujo rodiklis, ar ne? Kas dar vyksta? Tas malonu, nemalonu labai subjektyvu, kas vienam nemalonu gali būti kitam labai malonu. Mariu, daugiau, taip. Jo, bet, pirmiausia, tai visą laiką prasideda nuo pokalbio. Tu išsiaiškini, kas yra per problemos ir darai paskiau, įvairius sprendimus, pasidarai hormonus, pasidarai echoskopiją ir tada žiūri. Bet greičiausiai tai yra tabu, kurie visi bijo, tai yra rektalinio tyrimo. Ir vėlgi, fiziškai jis atliekamas. Per tiesą žarną, kada reikia pačiupinėti prostatą, bet jie čiupinėja tik tada, kada, tau reikia įsitikinti, kad nėra vėžio. Nes, pavyzdžiui, šiai dienai mes puikiai žinom, kad tiem vyram, kuriem yra 50 ir virš, arba 45 metų sulaukusių vyrų tarpe, kurių tėvas sirgo prostatos vėžiu ir jie yra didesnės prostatos vėžio atsiradimo rizikos grupė, daroma kas 2 metus PSA tyrimas. Ir mes visi, kaip žinot, kaip kažkokią maldą žinom, kad jeigu tavo PSA 3 ir daugiau, reikia bėgti pas urologą. Bet problema yra ta, kad daliai pacientų gali būti agresyvus prostatos vėžys, kada PSA gali būti normalus. Taip. Ir dažnai būna, kad čia pacientai dažnai suklysta, jie pasidaro PSA 1, PSA 2, sako, viskas man tvarkoj. Bet pavyzdžiui, pačiupinėjus prostatą, tu čiuopi, kad jin yra kieta, kad jin yra mazguota ir, vienareikšmiškai gali įtarti prostatos vėžį. Taigi kraujo tyrimais niekada negali pasitikėti. Ir atvirkščiai, PSA 20-30 nebūtinai reiškia, kad, tam pacientui yra prostatos vėžys. Jeigu galėčiau atsiminti vieną sakinį, kurį sakinį reikėtų atsiminti šitų visų PSA? Nes čia labai daug. Aš ateinu pasitikrinti sveikatą ir užtaikau ant tinkamus klausimus uždavinėjančio gydytojo. Kaip, mes turim daugiau kūno dalių negu urologai apčiopia. Ką tokio ypatingai turėčiau atsiminti, kad urologijoje sveikas būčiau? Tai gal 2 dalykus. Jeigu tu esi jaunas, tai testosteronas kuo didesnis. Kartą per metus pasitikrinu testosteroną. Jeigu yra indikacijų tam. Indikacijos tai reiškia liūdžiu? Liūdžiai, pavargęs, išsekęs, nes kodėl apie tai kalbėti vėlgi svarbu. Yra tyrimų, kurie atlikti 15-20 metų ir ką jie rodo. Tie vyrai, kurių testosteronas yra žemas, mažiau 12, dar žemesnis, yra 50% didesnėje mirties rizikos grupėje nuo bet kokių priežasčių. Atmetus, jis nesvarbu, gali rūkyti, gali sveikai gyventi, bet jeigu jo testosteronas yra kritiškai žemas, jis yra ženkliai didesnėje mirties rizikoje dėl įvairių priežasčių. Cukrinio diabeto, nutukimo. Kuo atstatinėjat? Daugybė yra būdų. Bet kas čia? Maisto papildai, vaistai, kas čia? Sportas, gyvenimo būdas, įvairūs medikamentai. Tai
na, mes šiai dienai dabar yra suirutė visišką pasaulį, mes kalbam apie investicijas. Tai pati geriausia investicija šiai dienai turėtų būti į tavo testosteroną, nes tai yra vienareikšmiškai prailgina tavo gyvenimą. O geras, va čia ir bus mūsų pavadinimas. Lietuva sveiksta, kai atkreipia dėmesį į savo testosteroną. Ir tai yra visiškai tiesa, jo, nes, pavyzdžiui, žinot, ateina daugybė pacientų, kurie serga sunkiai kontroliuojamų, tarkim, cukriniu diabetu, hipertenzija, yra kraštutiniu nutukę. Ir pakėlus testosteroną, vėlgi jų gyvenimas kardinaliai pasikeičia, jų cukrinis diabeto kontrolė pagerėjo, jo hipertenzija pagerėja, jis numeta svorio. Nuo testosterono pagerėjimo. Kaip įdomu, ar čia tokia tendencija, ar čia tiek daug metų praktikuojat, ar čia tendencija, ar taip visuomet buvo? Tas akcentas į testosteroną. Tiesą pasakius, anksčiau apie tai nebuvo tiek kalbama, bet vėlgi kita problema, tiek daug vyrų neturėjo žemo testosterono, nes dabar, tiesą pasakius, kažkokia tai epidemija prasidėjo, pandemija vyrų su žemu testosteronu. Ir čia priežasčių yra daugybė ir greičiausiai viena iš tų priežasčių pagrindinė tai yra užterštumas. Ir užterštumas maisto, įvairiais pesticidais, herbicidais, bet greičiausiai mikroplastikas yra viena ta problemų. Ir dabar nesenai buvau gal prieš savaitę ar dvi Londone ir mane ten šokiravo viena studija, kad pavyzdžiui, vyro sėklidžių grame yra 300 mikrogramų plastiko. Taip, aš tik apie... Tai anksčiau sakydam, kad vyrai būdavo senais laikais geležiniais kiaušiniais, tai šiais laikais vyrai pasidarė plastikiniais kiaušiniais. Kaip ir moteris krūtimis. Geras. Tada dar papasakot truputėlį apie moterų testosteroną. Mesgi irgi turim jo kažkokį kiekį. O kaip čia yra? Bet čia labai yra kontroversiška tema ir labai sudėtinga tema. Ir dažniausiai, taip, moteris irgi turi testosteroną ir kartais vyrai ateina, kai pamatuoja testosteronas pas moterį būna didesnis nei pas vyrą, bet yra problema kartais ir čia daugiau eina kalba apie tas moteris, kurių libido yra žemos, kurios nenori lytinių santykių ir tais atvejais off-label vienas iš gydymo metodų yra testosterono didinimas. Pakelti. Supratau. Mes dar ėjom apie amžių, apie tai, kad jau vėžiui pats per senas. Ne, tai tik vienai rūšiai, aš galiu turėti 3 kitus vėžius. Kur medis pas jūs? Čia kažkur tai. Bet idėja yra tokia, kad tai kas tas amžius? Man taip norisi, kad žmonės, kurie žiūri laidą, sakytų, ne, bet gydytojas pasakė, kad jeigu man 65, jūs juokaujat, tai ieškot priežasčių. Man taip labai norisi, kad mes turėtumėm tą tokį tarsi amžiaus limitą galbūt, kad jeigu jums 80, nusiraminkit, gal ir normalu. Bet jeigu jums ten iki, 75 ar iki kažkiek, tai tikrai yra labiau eikit ieškoti priežasčių, negu nusiraminkit ir sakykit, kad uždariau fabriką. Ne, tai nėra tokio amžiaus, nežinau, pavyzdžiui, vėlgi grįžtam prie tų tabų. Net ir šiandieną dalis vyrų, žinai, ten 40-50 nebėra erekcijos, prapuolė erekcija ir sako, ai, čia normalu, čia dėl mano amžiaus, tai žinai. O ateina vyrai 80-20 ir sako, velnias, man čia kažkaip biškai pablogėjo ta erekcija, tai amžius jokių būdų nereiškia, kad tu turi viską nurašyti ir nebesukti galvos. Super. Kiek tada psichologinis versus, tas toksai sveikatos rodiklių dalykas. Kiek tai gali būti? Dėl psichologijos ir dėl rodmenų tavo sveikatos. Sumažėjusi erekcija. Čia jau taip jau vieno ir dviem sakiniais nepasakysi. Jeigu turi problemų, kvies greitąją, ne, greitosios gal nereikia, nes dauguma tokių pacientų atvažiuoja antrą nakties per budėjimą ir tada tu keikiesi. Rimtai. Bet be abejo, dėl erekcijos sutrikimų. Būna visko. Būna 2 savaitės ar 3 savaitės prasirgo, bet sugalvojo dabar, žinai, penktadienio 2 valandą nakties, kad jam būtinai reikia pas gydytoją pasirodyti. Ir būna ir greitoji veža. Geras. Jo, bet mano mintis, turi problemų. Taip. Eik pas šeimos daktarą, pasiimk siuntimą ir spręstas problemas. O aš, ką noriu girdžiu, kad turi problemų. Pripažinti, kad turiu problemų yra mums didžiausias šuolis. Kad reikia praeiti šitą, kad man atrodo, kad tai nėra normalu. Nes mums taip atrodo, ai, gal čia normalu, tai gal dar palauksiu. Jo, bet vėlgi, jeigu ir neturi problemų, būk mielas, kad ir, žinai, jeigu tu jautiesi labai jau gerai, virš
40 pasirodyk pas gydytoją, kas 2 metus, kas 3, nes, elementari echoskopija, žinai, kiek yra jaunų žmonių nustatyta, žinai, sėklidės vėžys, inkstų vėžys, visai atsitiktinai atėjo pasidaryti technikinės apžiūros, nes sako, man ten, žinai, darbas apmoka pasitikrinimą, kraujo tyrimus, tai atėjau ir padariau tai. Ačiū tiem darbdaviam, kurie apmoka. Taip, iš tikrųjų. Pasaulyje, kai aš galiu gydytis ko tik noriu, nes viskas labai labai prieinama, peptidai tam tikri, dabar įvairiausių dalykų yra, ką labiausiai rekomenduotum, ko labiausiai vengti iš to tokio visai paprastos galimybės savo pasirinkti. Kas tai yra? Ar pasitarti dėl maisto papildų, ar pasitarti dėl tam tikrų dalykų. Bet iš to, kad mes viską dabar galim priimti, ar yra kažkas, kas neramina dėl to, kad per lengvai pasiekiama? Pirmiausia, tai gal reikėtų pradėti nuo tinkamo gydytojo, nes vėlgi, kas yra man paradoksas, žmonės, žinai, perka mašiną, perka butą, skaito, domisi, bet kartais nueina pas tokius gydytojus, kur, tiesą pasakius, dalis jų net ne gydytojai ir klauso jų patarimų ir vadovaujasi jų patarimais. Jie mokėsi ne kaip gydyti, o kaip kalbėti. Gali būti taip, bet dauguma net ne gydytojai, žinai, ten kažkokie, čia labai plačiaja prasme, vėlgi neįsiplėsime. Tai. Bet aš dabar pamečiau, koks buvo klausimas. Ar yra kažko, ko vengti? Aš labai paprastai pasakysiu, žinai, net tu potenciją skatinančius vaistus tikriausiai gali kažkur įsigyti. Be abejo. Ar taip ir daryti, žinai? Ne, tai būtent ir vengti yra savigydo, žinai, nes, pavyzdžiui, tas pats testosteronas, kiek dabar ateina vyrų, kurie, žinai, už mane 3 kartus didesni, 16, 17, 18 ir testosteronas tai ten šventas vanduo, ką jie vartoja. Aš kalbu apie tos, kabutėse sportininkus. Ir vėlgi čia yra daug, kurie, žinai... Aš suprantu, labai įdomi tema. Taip. Jo, kurie leidžiasi testosteroną, daugybė kitų anabolikų ir čia daugybė problemų. Jie, žinai, geriausiu atveju, ką jie padaro, eina pas kažkokį treneriuką, kuris ploščių pradaro ir sako, ko tu nori, to. Ir čia yra daugybė rizikų. Dauguma tų pacientų praktiškai yra nevaisingi. Dauguma tų pacientų praranda erekciją. Dauguma tų pacientų psichika sutrinka ir galų gale tas pats testosteronas yra susijęs su tromboembolių rizika ir, bet kada trombas gali susidaryti kažkur ir tas žmogus gali mirti. Va čia tai tema, bet iš tikrųjų čia labai tema, nes to prieinamumo, žinai, pasiekmė, kitas lazdos galas, ar ne, tai, kad tu nežinai, kas bus toliau. Ką tu sakytum, žinai, man pradeda rodyti reklamas, kad tu rinkis, dabar ten vienas iš skaidulų, man rodo, čia iš vis dar kita tema, bet, žinai, kaip man atsilaikyti, kad man lyg rūpi pabandyti, bet tikrai nepasitariu nei su šeimos gydytoju, nei su urologu, juo labiau. Kaip elgtis? Žiūrint, ką bandyti. Jeigu ten pabandysi skaidulos, tai gal tikrai nenumirsi. Taip, žinoma. Bet žinai, pavyzdžiui, kiek, vėlgi, aš biškai nukrypsiu vėl į kitą temą, tai, pakaitinė testosterono terapija. Tai, pavyzdžiui, JAV tai yra be galo populiaru ir praktiškai kiekvienas vyras tą naudoja. Lietuvoje irgi tas ateina, bet, daugumai vyrų to nereikia. Jeigu tu esi, žinai, lieknas, jeigu tu esi energingas, jeigu džiaugiesi gyvenimu, niekas nepasikeis tavo gyvenimo nuo pakaitinės testosterono terapijos, tik padidėja tam tikrų rizikų. Wow. Ir čia, o kaip jinai prieinama? Gydytojo, šeimos gydytojo ar pats? Gali nuskristi į Turkiją, gali kažkur vaistinėje įsirašyti, gali pas trenerį sporto klube ir ką daugiausiai ir daro, žinai, ten treneriukas, sako, susileis taip ir taip. Tai atsargiai. Galim pasakyti į kamerą, kad... Atsargiai. Atsargiai. Gerai, pabaigai. Tai aš kažkaip linkusi laikytis to, žinai, įsikibusi minties, kad sveiksta Lietuva, nes labai daug domisi viskuo, labai įsivertina. Turi šeimose žmonės, kurie nenumoja ir sako, kažkaip ne taip, tikrai ne taip. Kaip pats matai, Mariau, kodėl ta Lietuva tavo manymu sveiksta? Vienas dalykas, kad žmonės jau nebebijo kalbėti apie savo problemas, ypatingai jaunesni žmonės, bet kita problema vėlgi, aš vėl gal, jeigu jau keletą minučių, tai visa problema yra dabar, kad tos informacijos yra per daug ir sunku yra atsirinkti. Ir čia geriausias pavyzdys, kai buvo COVID'as, kai buvo, žinai, viena didžiulė grupė skiepykis, kita neskiepykis. Ir ką žmogus psichologija daro, jeigu per daug yra žinių, jis nedarys nieko. Tai vėlgi, tas pats, žinai, sėklidė tavo kaip kamuolys ir tu galvoji, kas čia dabar bus. Ir kartais bijo jo. Tai, bijo spręsti tas problemas, bijo eiti prie jų. Tai, jeigu tu esi pasimetęs, tai, kreipkis pas kažkokį gydytoją, pas šeimos daktarą, pas urologą, kuris paims tave už rankos ir praves per tą problemos sprendimą ir, leis tau rasti kelią.
Ir paleis gyventi paskui? Ar jau viskas, jau kaip susidraugausim su Marium, tai jau čia dabar jau, žinai, visam gyvenimui. Jau teks draugauti, ar ne? Ja. Ačiū labai, Marius Anglickas čia. Ir labai įdomi, Marius, mintis, kad jeigu pasirenki šitą žmogų, mediką, gydytoją, tai su juo ir eini toliau gydytis. Tai tas kažkaip atsirinkti tos informacijos gausą ir pasilikti su ta informacija, kurią patikėjai, va ten ir išbūti. To mėtymosi, kad būtų kuo mažiau. Labai ačiū visiems, kurie čia buvo. Tema, kaip sakau, labai plati. Suraskit Marių Anglickį, būtinai jo pasisakymus. Įdomu ir gerai stebėti. Pasimatysime kitą kartą. Ačiū ir iki. Ačiū labai už kvietimą. Ačiū labai. Geras.